Tau 13. Pasigrimavęs ir su išpustytu kostiumu, tu lauki tamsoje, kol žiūrovai pamažu nutils. Pasigirsta įžanginė melodija, pamažu atsiveria užuolaidos ir tu stovi įsitempęs kaip styga. Stengdamasis neužkabinti kulisų, ištreniruotas tu lauki tos melodijos natos, kada tu nusikelsi į kitą pasaulį ir pamirši, kad į tave apskritai kažką žiūri. Nusilenkus bei užsidarius užuolaidom, tu prisimeni, kad bent vienas žmogus tave tikrai stebėjo visą laiką. Vieni to žmogų vadina mokytoju, bet mums taip ją vadinti buvo draudžiama. Žinai, kad po spektaklio laukia pastabos iš vadovės, kurių metu visiems bus pasakyta, kad kažką padarė ne taip. Iš mūsų buvo tikimasi tiek beprotiškai daug, taip, mums duodavo labai daug, bet tas nuolatinis kaltės kėlimas, dramatizavimas ir visą tai galėjo būti žymiai paprasčiau ir su daugiau džiaugsmo. Ir visą tai buvo taip beprotiškai rimta ir kai tu pagalvoji, mes kurdavom tiesiog mažus spektakliukus vaikam. Ir tarp mes patys su mumis būdavo elgiamas kaip ne su vaikais visiškai. Mes turėdavom išgyventi, tikrai kartais tikrai žiaurius žodžius ir apie mus kaip žmonės, žinai. Kokie žmonės esam, žinai, tu išvadintas esi tinginiu, nuolatos mes visi būdavom tinginiai, žinai. Dar prieš stojant į trupę mums vadovė sakė, kad aktoriaus kelias nelengvas. Tai realiai galėtum sakyti, kad buvome įspėti, kas mūsų laukia. Bet mes buvom vaikai, tai nelabai supratom, kas apskritai yra tas teatras. Kartais būdavo dienų, kai į repeticijas ateidavai 5:30, o išeidavai tik tai 11:30, ir būnant 15-16 metų, tai tikrai nebuvo sveika, ypač bandant suderinti su mokslais ir įvairiais atsiskaitimais. Tiesiog būdavo šalta, nemalonu ir net negalėdavai užsimesti megztinę, nes sugadindavai vaizdą. Su laiku pradėjau suprasti, kokio didelio atsidavimo reikalauja teatras. Net ir skirtinguose teatruose visi patyrėme patys, ką reiškia būti tikru aktoriumi. Į vieną repeticiją esu atėjusi su mėlyne po akimi ir būtent tą dieną prašiau nemosikuoti man prieš veidą su rankomis, tačiau vadovė su tuo nesutiko, prašė kitų, kad mosikuotų man prieš veidą specialiai, kad patikrintų, kaip aš reaguoju. Ir kai mano trupė nariai nesutiko to padaryti, jinai pati pradėjo priėjusi man mosikuoti prieš veidą su rankomis. Ir kai susigraudinau ir paprašiau tą baigti, jinai tiesiog pareiškė, jog jai nereikia tokios silpnos pagrindinės veikėjos ir permetė mane į antrą sąstatą. Sakant, tai aš žinau, kaip parašinu, kaip mažus kareivukus. Žinai, kurie jau žinodavo, kad mes būsime vaikai, kurie turi žymiai gerokai didesnį atsakomybės jausmą, negu įprastai vaikai turi. Būnant 15, man taip pat yra tekę vaidinti prostitutę, arba, kitaip tariant, laisvo elgesio merginą, kaip išsireiškia pati vadovė, kur gerokai vyresni žmonės už tave, aplinkui tave vaikšto, vaidina, kad tave graibo. Žodžiu, išlieka tik stipriausi. Čia toks muša reiškia myli, o ir mes patys tikrai mylėjom teatrą. Bet, kartais galvoju, kodėl tiesiog neišėjau anksčiau. Ir mes tikrai tokiam Stokholmo sindrome būdavom visi, kad mes tikrai ten prisikentėdavom nemažai, su ašarom dažnai būdavom ir ten išgyvendavom didžiulės dramas ir visa kita. Bet iš kitos pusės tu visą laiką jausdavasi, kad tu esi labai ypatingas, žinai. Ypatingas, nes tu čia ir mums nuolatos būdavo sakoma, čia ne mokyklinis teatras, kokie mes čia ypatingi. Kur čia jūs ypatingi, nes jūs esate šitos grupės dalim, tai jūs tiesiog turit susitaikyti su visu tuo elgesiu, nes čia tarsi jūsų geroviai.
Kambaryje turiu aukštą spintelę. Trečias stalčius nuo viršaus yra skirtas visokiems prisiminimams, suvenyrams ir šiaip visokiems niekučiams. Nieko nenustebinsiu, kad didžiąją dalį vietos užima teatras. Vartydamas spaudą ir žiūrėdamas įrašytus spektaklius, prisimenu vienus geriausių gyvenimo momentų. Bet dabar, po beveik 8 metų, lipti ant scenos ir būti kažkuo kitu tiesiog nebegaliu. Bendrai paėmus gerai, tu galėtum sakyti, taip, tai buvo pliusų ir panašiai, bet bendrai, man atrodo, mes apskritai kūryba tapo tokių dalykų, kur kažkas, kas gali būti teisinga ar neteisinga, kažkieno kito akise. Nebūdavo dirbama su mumis, kad va, kaip tu jauti iš tikrųjų. Mums būdavo pasakyti, turi būti taip, ne kitaip, jeigu tu padarai blogai, tai blogai labai, žinai. Ir va, aš vis dar irgi kartais jaučiu, kad va, yra tas kažkoks, ta didžiulė tokia baimė, kad tai bus neteisinga, negerai ir nu, tas kažkokio laukimo, patvirtinimo iš išorės. Ir nepaisant visko, aš tikrai dėkingas teatrui. Visi, kurie dirbo ar lankė teatrą, žino, kad jis niekada tavęs iki galo nepaliks. Sakyčiau, kad didžiausias dalykas, kodėl aš buvau nusprendus ir likti būtent pas tą pačią vadovę ir nieko nekeisti, nes po vieno jos vaikam pastatyto spektaklio, kuomet suvaidinome, išėjome pasikalbėti su jais. Ir viena mergaitė prie manęs pribėgo, apsikabino ir pasakė, kad kai užaugsiu, aš irgi noriu vaidinti spektakliuose vaikams. Ir tuo momentu mano širdis tiesiog išsilydo ir supratau, kad jeigu įkvėpiau bent jau vieną vaiką, vadinasi, teatre kažką padariau gerai. Tai va, aš neprašau, kad davė įžadus teatrui jame amžinai ir liktumėt. Aš apie tai, kad davė įžadus teatrui, persijėmė jo dėsnius padarė savais, va, eitumėt į gyvenimą paskui ir laikytumėtis tų dėsnių, kurie niekada nesikeičia, todėl jie ir dėsniai. Šią kalbą vadovė mums sakė per teatro krikštynas. Gal kiek ironiška ją užbaigti, bet ji buvo teisi, kad mes teatro dėsnius išsinešime į gyvenimą. Teatre dažnai sakoma, nusilauž koją. Bet dabar mano naujas teatro dėsnis yra tiesiog laukti, kol visi tie lūžiai sugės.